Sveiki, gerbiami profsąjungiečiai, gerbiami atominės elektrinės darbuotojai. Šiandien norėčiau paliesti tik vieną klausimą, tai mūsų įmonės planuojamo organizacinių struktūrų pakeitimų klausimą. Tai įvyko 4 konsultacijų posėdžiai, numatytas 5. Sakyčiau, kad konsultacijos galėtų būti ir efektyvesnis, ir konstruktyvesnis, bet kad taip ilgai vyksta, pliusai irgi yra. Tai mes uždavėm klausimus, kurie liečia personalą tiesiogiai, dėja visų atsakymų negavome, todėl vis tiek pateikėm atstovaujant darbuotojus savo pasiūlymus. Jų buvo ne 5, jų buvo daugiau. Gal darbdavys visų nepastebėjo, tai mes tą artimiausiam posėdėje aptarsime. Ką matome iš pateiktos informacijos, kurios atskleisti susitarėm, kad negalim, kol nepasibaigs konsultacijos, tačiau tai mums netrukdo transliuoti ir matyt privalom tai daryti mūsų darbuotojams savo poziciją. Jinai yra. Iš pateiktos informacijos darbdavio mes matom, kad nesprendžiamas klausimas dėl personalo, dėl įmonės efektyvumo, dėl apšvitos dozės mažinimo. Mes iškėlėm jau klausimą, kad per 24 metų paskutinį ketvirtį buvo padidėjusi, kaip paaiškėjo, daugiau nei 30% kolektyvinė apšvitos dozė, neviršyta, bet padidėjusi. Ir žinoma, turi būti priemonės dėl apšvitos dozės mažinimo ir organizacinės struktūros pakeitimas turėtų būti nukreiptas tame tarpe ir į tai. Kaip tai spręsti, tai visų pirma per personalo išsaugojimą ir pritraukimą. Šiandien mes matom, kiek yra skelbimų, kiek ieškoma darbininkų, specialistų, kurie tiesiogiai dirba su išmontavimo darbais. Ir tas klausimas nesprendžiamas. Mes matom iš pateiktos informacijos, kad tai nesprendžiama. Tai žinoma kelia nerimą. Ir šiai dienai mes pateikėm darbdaviui savo pasiūlymus, kaip ir buvo sutarta. Ir taip pat turim aptarti vieną svarbų mūsų galva klausimą, o tai nepateikta modifikacijos aprašymas, nepateiktas įgyvendinimo priemonių planas, gera valdysena, praktika, viskas tai gerai, bet mes kalbam apie konkrečius žmonės. Mes matom, kiek viešoj erdvėj paskelbta išorinių atrankų. Mes kreipėmės dar iki konsultacijų pradžios į įmonę, kad tai turi būti stabdoma, kol nėra patvirtinta organizacinė struktūra. Nes tas pozicijas gali pretenduoti žmonės. Atidarom išorinį įmonės tinklalapį ir mes ten pamatysim, ko ieškom. Ir įmonėje yra apie 100 laisvų pozicijų, paprastų darbuotojų, tai kurių darbą šiuo metu atlieka, žmonės yra perkrauti, atlieka visiems likusiems darbuotojams. Ir tas klausimas, vėl sakau, niekaip nesprendžiamas. Kadangi referuojama ne pirmą kartą, kad nuo profesinės sąjungos vos nepriklauso, kaip bus peržiūrėti baziniai atlyginimai kitais metais, kadangi organizacinės struktūros pakeitimas yra ministro patvirtintas kaip vienas iš strateginių rodiklių. Aš sakyčiau, kad tai yra tam tikras manipuliavimas, bet kad
siekiant aiškumo ir teisingumo, tai mes kreipėme savo ruoštų į energetikos ministrą, prašydami pakeisti strateginius rodiklius, išbraukiant iš jų organizacinius struktūros pakeitimus, kadangi šiai dienai ji neparengta nei tvirtinimui, nei įgyvendinimui. Tai mes tikimės, kad darbdavys tikrai nori ne fiktyvios struktūros, ne fiktyvaus pakeitimo, bet realaus pakeitimo. Ir mes esame pasirengę čia būti tikrai partneriais, bet šis žingsnis, matydami, kaip vyko 4 posėdžiai, turinio dėja atskleis kol kas negalim, bet rezultatas šiandien yra toks tarpinis, kad mes kreipėmės energetikos ministrą, kad tikslu pakeisti strateginius rodiklius. Tokia praktika jau yra pas mus ir ne vieną kartą buvo, išbraukiant to, kas nepasiekiama. Tai šiai dienai tiek, gražaus savaitgalio ir tikimės 29 dieną turėsim gerų rezultatų.